Kunigas Čarlzas Kopensas S.J. Protestantų reformacija, kaip jie atsirado skirtingose šalise. Antroji dalis – Martynas Liuteris. Martynas Liuteris, pagrindinis protestantų reformacijos dvasinis vedlys, gimė Saksonijoje, Eislėbene 1483 m. lapkričio 10 d. 9 metai iki Kolumbui atrandant Ameriką. Jo tėvai negalėjo pasigirti žemiškais turtais, tačiau atrodo, kad jo tėvas buvo geras žmogus, o jo motina tikrai buvo pamaldi katalikė. Abu stengėsi išauklėti berniuką dievo baimingai bei taip, kad jis laikytųsi moralinių ir krikščioniškų dorybių. Tai buvo nelengva užduotis. Jie suteikė jam geriausią išsilavinimą, kokį leido jų pajamos ir negailėjo rykštės, kad palenktų jo sunkiai suvaldomą dvasią. Daugelis žmogaus charakterio savybių priklauso nuo to, kaip jam pavyko pasinaudoti geromis progomis jauname amžiuje. Liuteriui pavyko nemažai pasisemti iš progų pelnyti išsilavinimą, tačiau to negalėtume pasakyti apie jo paklusnumą ar krikščionišką nuolankumą. Jis pats prisimena, kaip vieną kartą motina jį nuplakė iki kraujo ir ironiškai pažymi, kad to priežastis buvo apgailėtinas riešutas. Netaip svarbu, dėl ko jis gavo lupti, bausmės griežtumą be abejo nulėmė jo užsispyrėliškumas. Tai akivaizdu ir iš kito jo pasakymo, kuriame jis prisimena, kad vieną dieną tėvas jį nubaudė taip žiauriai, kad, kaip jis prisimena, jis prisipilnė neapykantos jam ir buvo labai netoli to, kad pabėgtų iš namų. Kad jis buvo neįprastai užsispyręs berniukas, aišku, iš to fakto, kad vieną kartą mokykloje jis gavo lupti 15 kartų per vieną rytmetį. Tačiau aplaužęs jam ragus, norėdamas įgyti išsilavinimą, Liuteris ėmė įtemptai mokytis. Tais katalikiškais laikais mokyklos nepasiturintiems mokiniams daugiausia buvo nemokamos, o pragyvenimui jis prisidurdavo įvairiausiais būdais, vienas kurių buvo dainavimas gatvėse renkant išmaldą iš maloningai nusiteikusių praeivių. Viešpats jį apdovanojo žaviu balsu ir tai kartu su jo pamaldžiu elgesiu šventosiose mišiose, kuriuose jis lankėsi kiekvieną dieną, jo 16 gyvenimo metais atnešė jam netikėtą ir žymę malonę. Tokiu elgesiu jis nusipelnė turtingos, labdaringos ponios Frau Kota palankumą, kurį jį priėmė gyventi į savo šeimą pastovaus svečio teisėmis iki to laiko, kai sulaukęs 18 metų jis išvyko tęsti aukštesniųjų studijų į Erfurto universitetą. Ten jis skaitė Vergilijų, Ciceroną, Plautą ir kitus, taip pat prižiūrimas Augustinų vienuolių studijavo teisę ir filosofiją. Neilgai trukus, visas universitetas žavėjosi jo intelektualinėmis galiomis. 19 metų jis baigė bakalaurą, o 22 metų tapo filosofijos daktaru. Atrodo, kad šiais metais jo pamaldumas buvo nuoširdus ir atitinkamai jo charakterį giliai uolus. Bet tai buvo istorijos laikotarpis, kurio humanistų judėjimas, kilęs graikų scholastams bėgant nuo musulmonų ir migruojant į vakarus, apsišvietusios Europos dėmesį patraukė greičiau prie klasikinių pagoniškų modelių, nei prie krikščioniškos tobulybės idealų. Ši dvasia patraukė Liuterį taip stipriai, kad jo didžiausia ambicija tapo pasižymėti pasaulietiniuose moksluose. Nors Erfurto universitete buvo dėstomas 8 metų šventojo rašto kursas, atrodo, kad Liuteris jį visiškai ignoravo, sutelkdamas savo dėmesį į profaniškų laiškų rašymą. Todėl labai gali būti, kad kai jis vėliau ėmėsi skaityti šventąją Bibliją, šį brangų lobį jis atrado kaip visiškai naują knygą, nors tai buvo geriausiai žinoma knyga per visus praėjusius šimtmečius. Todėl šiandien turime tūkstančius krikščionių literatorių ir mokslininkų, kurie niekada nėra skaitę šventųjų evangelijų. Vėlyvasis istorikas Johannes Jansen savo monumentaliame darbe Vokietijos tautos istorija visiems laikams išsklaidė rūką gaubusi Liuterio gyvenimo šlovės aureolę. Pagrindiniai faktai minimi šioje greitoje apybraižoje yra paimti iš šios knygos puslapių. Jis rašo su dideliu nešališkumu kiekvienam istorinių personažų, suteikdamas visą jam deramą pagarbą. Natūralu, kad mes galime paklausti savęs, kaip gali būti, kad Liuteris, kurio galva buvo pilna sekuliarių ambicijų, jau būdamas pasižymėjęs moksluose, bei visai jaunas gavęs filosofijos daktaro laipsnį metė pasaulį, kad taptų nuolankių vienuolių augustiniečių. Jansen pasakojimas yra toks. Jaunų humanistų rate, prie kurio prisijungė Liuteris, jo ypatingais draugais buvo Krotas Rubianas ir Jonas Langė, bet jis pats tarp savo bendraminčių pasižymėjo labiau kaip muzikas ir išsimokslinęs filosofas nei poetas. Jis širdingai prisijungė prie visų jų pasilinksminimų ir linksmino juos savo dainavimu ir muzikavimu. Tačiau dažnai jo džiaugsmingą nuotaiką keisdavo niūri prislėgta būsena, kurią jis patirdavo graužiant sąžinei. 1505 metais jis patyrė didelį sukrėtimą dėl staigios draugo mirties,
kuris buvo nudurtas dvikovos metu ir tais pačiais metais jis pakliuvo į siaubingą audrą su perkūnija, kurios metu jo gyvybei grėsė pavojus. Vėliau jis rašė: kai aš skubinausi tolyn, apimtas išgąsčio ir mirties baimės, aš daviau įžaidą, kurį mane privertė duoti patirtas siaubas. Netrukus po to jis surinko visus savo draugus vakarienės, kurie pagyvino fleita ir dainavimu, o tada pranešė jiems apie savo sprendimą išsižadėti pasaulio ir tapti vienuoliu augustiniečiu. Šiandien jūs dar matote mane, sakė jis, bet daugiau nematysite. Visi jo draugų įkalbinėjimai buvo veltui. Verkdami jie palydėjo jį keliu iki vienuolyno vartų. Verta paminėti, kad vienintelės knygos, kurias Liuteris pasiėmė į savo prieglobstį, buvo pagonių poetai Vergilijus ir Plautus. Liuteris pats prisipažino, kad religiniu keliu jis pasuko iš nevilties, o ne iš meilės didesniam tobulumui. Jis rašė: aš įžengiau į vienuolyną ir išsižadėjau pasaulio, visą tą laiką būdamas nusivylęs savimi. Jis tapo pernelyg didelių sąžinės skrupulų auka. Vienintelė priemonė tokiai nenormaliai proto būsenai ištaisyti yra tobulas paklusnumas išmintingam vyresniajam. Bet paklusnumas ir nuolankumas nebuvo būdingi iš prigimties užsispyrusiam jo protui. Netrukus jis taip pasidavė nusiminimui, kad ištisas savaitės praleisdavo dieviškojo oficiumo rečitavimą, nors tai daryti jį pareigojo vienuolio įžaidai ir to nedarydamas jis nusidėdavo. Iš jo paties užrašų aišku, kad jis tiek pasninkaudavo, vargindavo save ir vengdavo žmonių, kad beveik prarado sveiką nuovoką. Savyje jis matė daugiau nuodėmių, nei jautė galintis atlyginti savo atgailos darbais. Ir vietoje to, kad pasitikėtų Kristaus nuopelnais, kaip visada savo vaikus mokė bažnyčia, jis pasidavė juodai nevilčiai. Štai kokį savo liūdnos būklės paveikslą piešė jis pats. Dėl netinkamo pasiklevimo savo paties teisumu, mano širdis tapo pilna nepasitikėjimo, abejonių, baimės, neapykantos ir piktžodžiavimo Dievui. Aš buvau toks Kristaus priešas, kad kai tik pamatydavau kokiame nors paveiksle ar atvaizde jį kabantį ant savo kryžiaus, aš pasibjaurėdavau tuo reginiu, užmerkdavau akis ir jausdavosi taip, kad jau geriau būčiau matęs patį velnią. Mano siela buvo visiškai sugniuždyta ir mano nuotaika visada buvo melancholiška, nes kad ir ką aš bedarydavau, mano teisumas ir geri darbai nesuteikdavo man nei palengvėjimo, nei paguodos. Yra gerai žinoma, kad skrupulingos sielos, vertindamos save pačios vienos, pereina nuo kraštutinio bailumo į nepamatuotą veržlumą. Tai buvo ir su Liuteriu. Jis padarė išvadą, kad dėl gimtosios nuodėmės žmogus tapo visiškai sugedęs ir dėl to neturi laisvos valios. Tai ir buvo Liuterio erezijos pagrindas. Jis nusprendė, kad bet kokie žmogaus veiksmai, netgi tie, kurie yra nukreipti į gėrį, kyla iš mūsų sugadintos prigimties ir Dievo akyse yra nei daugiau, nei mažiau tik mirtina nuodėmė. Todėl mūsų veiksmai neturi jokios įtakos mūsų išganimui. Mes esame išgelbstimi vien tik tikėjimu, be jokių gerų darbų. Jis sakė: kai mes tikime Kristumi, mes padarome jo nuopelnus savo nuosavybę, jo teisumo rūbas uždengia mūsų kaltes. Po keleto metų jis rašė draugui: jei nori nusidėk ir nusidėk drąsiai, bet dar labiau tikėk ir būk linksmas Kristuje, kuris yra nuodėmės nugalėtojas. Arba ir vėl: nuo avinėlio, kuris naikina pasaulio nuodėmės, nuodėmė neatplėš žmonių, net jei jie nusidėtų svetimavimu ar žudytų 1000 kartų per dieną. Tai ir yra visiškai išsiskleidęs liuteronizmas, atvestas prie logiškų jo pasekmių, nors tuo metu jis pats to galbūt ir nesuprato. Bet tuo metu buvo suformuotas embrionas, kuris vėliau buvo išvystytas. Jam reikėjo tik laiko jį subrandinti. Reikėjo progos, atkaklaus apsisprendimo šias klaidas platinti ir įkurti naują religiją. Po vienų noviciato metų Liuteris 1506 metais buvo išventintas į kunigus. Po 2 metų jis buvo paskirtas profesoriauti neseniai įkurtame Wittenbergo universitete. Jo naujoviška nuteisinimo doktrina tuo metu dar tik brendo jo aktyviame prote. Jo protestantas panegirikas Matezijus sako, kad dar 1515 metais jis buvo pasmerktas kaip eretikas. Bet gindamas savo originalų požiūrį jis buvo toks iškalbingas, kad į savo pusę patraukė beveik visus studentus ir daugumą dar jauno universiteto fakulteto narių. Jis sukėlė susižavėjimą ir entuziazmą miesto tikinčiųjų tarpe ir tapo ypatingu Saksonijos elektoriaus Frederiko numylėtiniu. Jo galva buvo pilna didelių projektų ir reformacija buvo pasiruošusi išsiveržti iš jo galvos, apsiginklavusi ką papy, nuo galvos iki kojų, lyg Minerva iš griausmavaldžio Jupiterio.